Sveiki visi. Šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią apyrankę. Šią gaminau iš dviejų spalvų, tai yra iš baltos ir iš oranžinės. O ši gaminta iš trijų spalvų. Iš raudonos, oranžinės ir rožinės. O šį kartą gaminsiu iš žalios, iš šviesesnės ir iš tamsesnės žalios. Ir mums reikės ragatkės ir kabliuko vašelio ir vieno segtuko. Taigi pradėsime. Imu ragatkę, gumyčių ir šį kraštelį darysiu tamsiai žalią, o šitą eilutę darysiu šviesiai žalią. Ir va čia šitoje apyrankėje aš truputėlį pamaišiau spalvas. Tai yra rožinio su oranžiniu truputėlį, viena tokia, kita tokia. O ant šios apyrankės yra tik tais oranžinė. Taigi raštelį šį galite dėti 3, 4, galite daryti vienspalvę, kaip sugalvosite. Ir dabar aš jums parodysiu pradžią, o paskui parodysiu, kaip užbaigti. Taigi imu vieną gumytę ir ją persuku aštuoniuke. Imu dar vieną tamsią ir su kabliuku užkabinu apatinę gumytę ir pertempiu į centrą. Iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Paslenku žemyn. Tada uždedu vėl žalią gumytę. Ir šviesią gumytę uždedu ant vieno stulpelio. Štai taip užkabinu. Ir tada imu tamsią gumytę. Ir dabar matote čia 3 tamsias ir šita tik taip užmauta gumytė. Dabar imu paskutinėje trečiąją gumytę ir perkeliu į centrą iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Truputėlį patempiu žemyn. Tada imu dar vieną šviesią gumytę ir užkabinu vėl taip laisvai. Ir tada imu tamsią ir užkabinu ant viršaus. Taip, uždedu. Dabar vėl turime 3 gumytes. Vėl taip pat trečiąją gumytę perkeliu į centrą. Ir patempiu žemyn. Dabar čia turiu 2 šviesias gumytes. Taip dabar kabinsiu iki 6 gumyčių. Šviesių. Tada parodysiu toliau. Taigi, kabiname trečiąją gumytę. Vėl dedame tamsią. Ir vėl trečią paskutinę tempiame į centrą. 3 šviesios. Dedame 4. Vėl uždedu. Ir trečią gumytę
perkeliu į centrą. Taip, dabar turime 4 gumytes. Kabiname 5. Dedame tamsią ir į centrą. 5 gumytes. Kabinu 6 ir uždedu. Dabar ką darome? Perkeliame, kaip visada, 3 gumytę iš vienos pusės, iš kitos pusės. Ir dabar paskutinėje gumytę, kuri yra užkabinta, buvo pati pirmutinė. Tai bus šita gumytė. Perkeliame štai taip per visas į centrą. Štai taip. Ir tada uždedu vėl šviesią gumytę, kada čia yra 2 gumytės, uždedu gumytę, uždedu 3 gumytę, prilaikau truputį, vėl 3 keliu į centrą, o vėl paskutinėje perkeliu per visas. Ir vėl užkabinu 1, uždedu 3, užkabinu ir paskutinėje pertempiu. Ir štai formuojasi mūsų apyrankė. Matote, iš tamsios gaunasi eilutė, o šviesios rikiuojasi į šoną. O jeigu norite pasigaminti margesnę, tai dedate vieną tokią, kitą tokią, vieną tokią, kitą tokią. Arba 3. Susirūšiuojate spalveles, kaip gaunasi arba kaip jums patiktų. Taigi, dedame vėl šviesią ir tamsią. Ir vėl užkabiname 3 ir paskutinėje pertempiu. Ir taip gaminame iki tam tikro ilgio apyrankės. Aš jau esu ant kitos šakutės pasidariusi. Štai mano kokia apyrankė. Ir taip, taigi uždedame žalio. Tikiuosi esame supratote, kaip daryti apyrankę. Ir dabar, kaip mums to ilgio apyrankės kaip ir pakanka,
kad gautųsi apyrankė, mums lieka štai tokie dar šonelį laisvos gumytės. Ir kągi mums su jom padaryti? Nagi paprastai, kaip užkabinate jau paskutinėje ir pamatuojate, kad jums ilgiau užtenka, nors truputėlį turėtų dar likti, nes jinai pailgėja per tas gumytes, kurios lieka laisvas. Taigi, imu tamsios spalvos. Jau dabar nebededu šviesios gumyčių, o imu tamsią, uždedu ir pertempiu trečiąją gumytę į centrą, o čia paskutinėje pertempiu ir vėl dedu tamsią, paskutinėje gumytę pertempiu ir čia užkabinu ir vėl uždedu. Paskutinėje pertempiu ir paskutinėje užtempiu, liko dvi, taip, paskutinėje. Ir liko viena gumytė. Na štai, o kaip užkabiname po visas laisvas gumytes, dar užkabinu vieną gumytę, trečią perkabinu ir galite šitą taip pat nukabinti. Ir lieka mums po vieną, ant kurių kabinsime mūsų segtuką. Pabėgu truputėlį.
Vis tiek pabėgo, nu ką, kabinsim ant 4. Nenori segtukas kabėti ant apyrankės. Ir gale užkabinsiu ant laisvos tos pirmutinės gumytės. O štai mūsų apyrankė pagaminta. Spauskite patinka, jei patiko šis video. Komentuokite, dalinkite su draugais, prenumeruokite ir laukite kitų mano video. Iki.